Sveiki, aš esu Tomas Moška, esu įmonės vienas iš įkūrėjų ir produkto vadovas. Ir kasdienė duona mano yra produktų kūrimas, bendravimas su mano klientais ir pačios įmonės kūrimas. Bekuriant įmonę arba produktą, pagrindinis tikslas yra išspręsti savo klientų problemas ir pasiūlyti jiems sprendimą. Dėl to pats darbas susideda iš labai daug bendravimo su klientais, supratimo jų poreikių ir to pavertimą kažkokiu tai produktu, kuris galėtų padėti tą problemą išspręsti. Aš pats dirbu švietimo srityje ir dalykas, kurį mes bandome išspręsti kiekvienam iš savo vartotojų, tai jiems suteikti žinias, įgauti karjerą arba įgauti daugiau žinių esamoje karjeroje. Taigi mes mokiname žmonės duomenų mokslo, duomenų analitikos programų ir produktas, kurį aš kuriu, tai yra internetinė mokymosi platforma. Ir toje platformoje mes patogiai ir patogiu būdu suteikėme savo klientams galimybę mokintis ir tobulėti. Mano tipinė darbo diena susideda iš labai daug bendravimo su komanda, taip pat neretai patenka ir samdymas į tą dienotvarkę ir planavimas, kokius dalykus mes turime spręsti ateityje. Tai reiškia, kaip produkto vadovas, tu labai dažnai turi galvoti, kokias problemas norėsime spręsti kitą savaitę, ar po mėnesio, ar netgi toliau. Ir su komanda kartu dirbti, sudėti šitą planą, suplanuoti tas užduotis, tiksliai aprašyti, kaip jas bus išspręstos ir perduoti toliau savo produktinėms komandoms, kurios tuos sprendimus įgyvendintų. Kaip įmonės kūrėjo, labai daug atsakomybių yra planavimas į ateitį, tai yra finansinis planavimas, strateginis planavimas ir bandymas dėlioti tokį planą ir strategiją, kad įmonė būtų sėkminga ilguoju laikotarpiu. Prie produkto dažniausiai visada dirba programuotojai, dirba testuotojai, dizaineriai, duomenų mokslininkai, duomenų analitikai. Tai programuotojai visą tai kuria ir programuoja, dizaineriai planuoja, kaip visą tai atrodys, kad vartotojui būtų patogu, testuotojai užtikrina, kad nebūtų jokių klaidų, kad veikimas būtų be galo sklandus, o analitikai bei mokslininkai jie padeda suprasti, kaip pakreipti geriau produktą analizuojant duomenis. Prieš pradedant šią karjerą, aš pats studijavau ekonomiką ir verslą, tai man tai padėjo šiek tiek verslo kryptyje, tačiau aš pats nuėjau į produkto kūrimą iš programavimo. Programavimas mane domino labai nuo mažų dienų ir aš įsitraukiau jį dar būdamas mokykloje. Ir po truputėlį, dirbant prie to, aš pastebėjau, kad man vis įdomiau yra galvoti apie bendrą produktą, bet nebūtinai tik tai programuoti specifinės jo dalis. Bet dirbant darbą, didžiausias įkvėpimas bent jau man yra patenkinti klientai, ypač kada jie naudojasi tavo sukurtų produktų ir jiem tai yra patogu, malonu ir vėlgi įsprendžia jiems kažkokią tai jų kilusią problemą. Tačiau tai neateina be iššūkių ir iššūkiai kartais gali būti, kad be galo būna sunku priimti sprendimą, sunku yra nuspręsti, kaip sukurti produktą, kuris būtų visiems patogus, nes kažkam jis visuomet netiks. Taip pat, žinoma, labai didelė atsakomybė yra komandos prižiūrėjimas, rūpinimasis, kad komandoje visi jaustųsi gerai, galėtų aktyviai dirbti savo darbą ir būti laimingi. Ir taip pat naujų komandos narių paieška taip pat yra, manau, didžiulis iššūkis daugumai vadovų bet kokios komandos. Produkto vadovams visgi reikia turėti lyderystę, gerus žmogiškuosius įgūdžius, darbą, mokėti dirbti su komanda. Taip pat padeda, jeigu žinotumėt ir išmanytumėt kažkiek tai programavimo, tačiau tikrai tai nėra būtinybė ir jeigu to nežinote, negalvokite, kad ši profesija nėra jums. Mokykloje iš pasirenkamų dalykų ar pamokų iš tikrųjų nėra tokios pamokos, kuri mokintų produkto kūrimą. Tačiau jeigu savo mokykloje turite ekonomikos pamokas, tai būtų be galo naudinga informatikos pamokos. Bekuriant mūsų įmonę, labiausiai dalykas, kuris mane džiugina ir suteikia man jėgų toliau ją kurti, tai yra, kad mes jau tūkstančiams žmonių padėjome pakeisti savo profesijas, padėjome įgauti naujų žinių ir iš tikrųjų labai tie specifiniai pavyzdžiai, kada žmonės ypač yra iš šeimų ar šalių, kuriuose negali sau leisti pradėti mokslo. Mes kaip įmonė teikiame daug stipendijų ir be galo malonu, kada jie įgauna tas žinias, įgauna profesiją ir pradeda dirbti toje srityje.